Ką, sveiki gyvi, ką jūs, ką gero. Hebrytę sergu, užsisirgau biškį. Pirmąjį pasidariau kojas, 10 trinkė tik tai atėjau. Baigiau apie 12 ar kada vėliau. Ir gavas taip, kad susirgau. Nežinau, čia tiesiog susidėjo turbūt viskas. Tai šiandien biškį sirgdamas, bet atėjau sportuot. Pasikėliau rastą, 110 porą serijų pasidariau. Dar prasėjau 120, ten 122, nes dar užraktai sveria. Nu ir žodžiu, sirgdamas biškį tempą, biškį slogą, gerklė kaip ir kabinas dar, bet jau antradienį praleidau treniruotę, nes, prastai jaučiaus. Šiandien irgi ne kažką tokio gal savijautą sakyčiau, bet jau pasirinkimo nėra, nes varžybos ne už kalnų. Vasario 16 žiemos galiūnas. Kaip ir neturiu pasirinkimo, aišku, planavau biškį lengviau pasidaryti, bet aš kaip visada nemoku lengvai, matau. Tai va, pasidariau 122 ir pavyko pakelt normalius tik 3 kartus, nu ir 4 ten. Žiūrėjau, kaip ir viskas ok, užskaitomas, bet jau priekin linkau visas biški technika, dar matas vos šlubuoja, plius iš kojų kažkaip nelabai normaliai pasiduoda, aišku, liga kabina ir šiaip labai keliai skauda, plius pasijauti alkūnės skausmas, riešo iš oro, tai nežinau, gal čia temperatūra jaučiu biški įtakas turi. Pasidariau dabar rastą, aišku, biški perspaudžiau, 4, sakau, neužskaitomas toks, 5 dar jau nusiminėjau viešbintį, sakau, davai, karo, aš padarysiu dar. Nedatėsiau rankų, tiesiog atrodo, kad biški svorio centras toks, biški prieki per daug nueina. Truputį atgal reikėtų mest, gal šiek tiek. Esmė tokia, kad negaliu spirtis normaliai kojam pilnai. Aišku, šitos serijos jau 102 spyriaus daugiau, bet vat jaučiu, jau kelias iškart biški toks nuskauda, kažkas negerai. Gerai, žodžiu, einu, susitvarkau rastą ir einu vantelį, tada prasikelsiu dar. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Žiedai neatsirado ir greičiausiai nebeatsiras, nes greičiausiai išmetė kažkas. Atsirado varžtai naščiam, tai nors tiek gerai. Tai bandysiu hantelį keltis, jaučiu tą, kur su žiedais susisuka, nors ir be žiedų. Bandysiu dėti gal šitos tokius kaip užraktus, plasmasinius yra nauji nupirkti, mačiau. Tai nežinau, pabandysiu, gal netyčia laikys, bet abejoju. Bet manau, pabandyti verta, jeigu nelaikys, ieškosim, kas padarytų tuos, gal žiedus galbūt. O jeigu ne, tai greičiausiai reiks pirkti hantelį. Kaina nemaža hantelio, aišku, jis ir didesnis, ir patogesnis negu šitas, ir varžybos būna panašus. Arba nebent kažko aprašyti pagaminti, gal čia yra kas gamina. Tokias tokelės, einu toliau daryti.
pasidariau hanteliuką su 5 kg, pirmą seriją. Tai pasižiūrėjau, bandžiau biškį keldamas truputį taip iš šoną svirt minimaliai ir ale techniškiau daryti, bet, žodžiu, ant antro biškį užmetė. Ir ką pastebėjau, kad su kairė ranka kažkaip geriau atrodo pasidedu. Ir geriau užsimeto techniškiau, nu taip švariau viskas, negu su dešinė. Aš su kairė pradėti kelt. Bet aišku, su kairė sunkiau kelias, bet tada jau kažkaip įsimeti labiau už kojų. Su hanteliu dirbsim toliau. Imsim tą kitą hantelį, kur su žiedais turėtų susuk, bet žiedų, kad neturim. Bandysim užsidėti tvirtinimus, gal laikys, gal nelaikys. Pamiršau, kiek hantelį sveria iš tikro. Tai tiek dedu svorio, pasižiūrėjau dar video iš rastą. Tai ką pastebėjau, kad aš kai keliu, rastas biški svorio centras priekį truputį manęs būna. Čia biški negerai tas, gal aš sakyčiau. Bandysim per lengvas pataisyti pirmadienį. Tas klaidelės kažkaip bandysim taip kelt ir truputį, kaip čia parodyti, ir lošt biški daugiau taip atgal. Kiek pečiai leis, aišku, ne per daug, kad nesustraumuot. Nes pas mane dabar biški taip iškeliu, vos priekį būna per daug. Tai va, gerai, eina konstruot hantelį, bandysim kelt. I've been dead in water for some time, picking up the parts of my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. Nu, pasiėmiau tą hantelį, užsidėjau šiam kilų, šiam 2. Na, jeigu tas hantelis 2 sveria, čia galimai, neaišku, kiek jisai sveria, bet maždaug kiek atsimenu, kad kažkada tarp 2,2 ir 2,7 sveria. Sveriam kažkada. Na, su šiam pasidariau. Galim pažiūrėti, kaip atrodo šitas. Va. Šitaip. Tai biški minimaliai, gal ir kažkiek atsismaukia, labai minimaliai. Namėtimų. Bet esmė kame, kad svorio daugiau nebegaliu realiai dėti. Nu, dar po pitaką, maks realiai. Nes greičiausiai tada net nebelaikytų šitie. Aišku, galima bandyti, bet rizikinga. Blogiausia atveju pirksim hantelį kitą. Pliusas toks, jeigu nusipirksim hantelį, kad bus toks panašus į varžybinį labiau. Minusas toks, kad biški piniginė neapsidžiaugs, nes nepigus daiktas tas hantelis. Plius irgi ten su laikomumu, mačiau kaip kas daro, tai irgi pakelia vieną numetą, irgi ten įsilaksta visas hantelis. Einu dar pasidarysiu serytę, jaučiu tiek pat gal. Aišku, norėtų 7 sėdėti. Nes šiam nėra sunku. Dar vieną serytę ir turbūt užteks, nes reikia atsiminti, kad dar sergam. Plius prakaitėlis labai mušava. Atrodo, muša prakaitas, bet pačiam taip vėsų net biški, nu tai temperatūras matyt dar biški turiu. Gerai, toliau judu sportuot ir bandom kažką dar pafilmuoti.
Vis tiek užsidėjau 7. Ir labai norėjau. Gal ir nereikėjo, bet baik. Lengvai pasikėlė, 3 kartus pakėliau, daugiau nebekėliau. Užteks tikrai. Tai keliant labai žiauriai nepatogus hantelis šakė. Tas galas remės, čia jausi, čia kažkur spaudžia, belia kaip sopa, tada čia irgi tas blynas metalinis įsirėmė visų svorių, tai jausmai nefaini, tikrai. Bet baika. Įprantama. Tiek, kad po kiekvieną hantelę kelimo visą laiko čia va melinė didžiausia, arba kraujas bėga, arba dar kažkas. Ir čia šašai užsideda visą laiką, nes nubrozdina hantelis. Nieko baisaus. Aišku, geriau būtų turėti gerą hantelį. Tai svarstau, gal ir nusipirkti reikės. Žodžiu, matysim. Kol kas tai paliekam. Bet jo, ateityje reikėtų. Bet vėl, lemba su juos su svoriais, ten po to irgi problemų. Neaišku, kokie deda. Tie gal ir tiktų, kurie čia užsidedu, bet irgi ar prikrausi tiek, ar užteks svorių, žodžiu. Kad nereiktų po to gaminti svorių dar su hanteliu. Sunkus reikalai iš tikrųjų. Tiek man jis nelabai ir sekas, tiek hantelio normalus neturi. Na, bet kažkaip prasisuks. Svarbu, kad kažką galiu pasidaryti. Su hanteliu baigta. Žodžiu, gerai, hebra, einu toliau daryti, pamatysit viską. Norėjau parodyti su hanteliuku, tai vat viskas jau čia nepilnai apspaudžia. Tai numečiau porą kartelių. Jau viskas, jisai jau truputį minimaliai iš vietos jau pasislenka. Tikrai daugiau svorio jaučiu, gal nebelabai uždėsi, nebent galima vietą iš šitą storą blyną įdėti dar porą tokių gal bandyti. Kažkaip, nežinau, realiai 8 gal dar uždėsi, daugiau nelabai. Gerai, einam dirbti, kiek čia taukščių. Laikymas tai ne kažką, žiauriai neilgai išlaikau, 12,5 pabandžiau, 20 sekundžių tik išlaikiau, su hanteliais po 12,5. Po 10 seriją palaikau ir eisiu hantelių spaudimą pasidaryti irgi porą serijyčių, taip neperspaudžiant, tai ką einam toliau dirbti. Ką, pečiai baigti, su 3-5 kilais pasidariau, porą serijyčių po 8 ir manau sočiai, pečiai jau pavargė, paskutinė serija, paskutinė antrą seriją, sunkiai buvo jau, dar bicą dabar einam pasidarysim ir bus treniruotė baigta. Dar nepaminėjau, kad kretiną pradėjau gerti nuo pirmadienį, tai pirmadienį išgėriau, antradienį susirgau, žodžiu, antradienį net nebegėriau kretiną, nes buvo žiauriai prastai iš tikrą. Ir žarnynas pradėjo net streikuoti. Aišku, nuo kretiną greičiausiai. Ir viskas. Tai dabar šiandien pamiršau išgerti. Šiandien ir ketvirtadienis. Tiksliau pamiršau pasiimti salę, nes prieš salę ir po gerčiau. Tai dabar grįžęs išgersiu tiesiog 5 gramus ir viskas bus ok. Ir toliau bandysim gerti, gal iki varžybų šiek tiek, manau, atsistatysiu. Kaip čia atsistatysiu? Pasiruošiu gal biškį varžybą, bent jau minimaliai, kad galėčiau padaryti bent jau rungtis. Žodžiu, Rastą tikrai pakelsim bent kelis kartus. Tada kas toliau bus laikymas, man atrodo, tai laikymą nelabai padarysiu, tikrai ten neišlaikysiu kažko. Tada bus atkelimai daštom burbulų. Tai irgi dar su atkelimais reikia padirbėti, nebedaug laiko turim, nežinau, matysi ir to, kaip ten sveikata. Dar bus maišų metimas ten virš galvos, tai šitą jau nebepasitreniruosim. Mesim kaip metas. Gerai, einu bicą daryti, jūs toliau pasižiūrite ir... Einu pizzą daryti, все, hebrytė, einu, tai jau greitai judu. Dar pasidarysim, ar ką? Pasidarysim panešiojimą štangos, darom greitai ir varom namo, nes jau beveik 10, tai va, judam.
your superhero. Tai ką, draugai mėly, žiūrėkit, kokį turiu stovą gerą. Ačiū žmogui, kuris nupirko šitą stovą. Ką mes pabiškį pakuojamėms, čia biškį vibracijų gali būti. Tai nekreipkit labai dėmesį. Pasidarėm dar panešiojimą, pasivaikščiam su štangytė. Kodėl šiandien darau, šiaip neturėčiau šiandien daryti šitą pasivaikščiojimą. Kadangi antradienį praleidom treniruotę, tai šiandien biškį atidirbam truputėlį. Gražus stovas, ne? Nu, toks, žinot, papigeiskas, bet funkcija atlieka labai puikiai. Tai va, treniruotė baigta, pasidarėm pasivaikščiojimą su štanga. Paskutinė serija su 300, prieš tai dar 2,7 prasėjau. Niekas dar su štanga padirbėsim kelias treniruotės ir trauksim jiems naščius. Čia toli nepavaikščiasi, tai reikia su didesniais svoriais vaikščioti ir nedaug. Svoris truputį gal per daug, keliu greitai, aš manau, mano nuomonė, bet kitaip biški nesigauna, nes sugalvojau sudalyvauti žiemos galiūnę, tai kad bent jau įvykdytas rungtis, nes nieko nepasiruošus, tai čia, rungtis tikrai nėra įveikiamas tada. Žodžiu, hebra, baigęs galef vietą, 100 gigų labai greit prisfilmuoja, matau. Ką norėjau pasakyti, nebeatsimenu, ką norėjau pasakyti. Tai žodžiu, sakau, farsuoju labai su svoriais, nes tuoj varžybos ir po varžybų darysim tikrai dėlaudą bent savaitėlę ir tada lengviau truputį, nebeskubėsim taip su rezultatų kelimu. Ir tiek žinių. Hebrytė, ačiū, kad žiūrėt. Ir dabar mūsų turim laiko. Kiek pritraukt? O va, pusę 11. Nemažai. Tai va, hebrytė, viskas. Treniruotę pasidarėm, treniruotė buvo tikrai gera, nes tikėjau, kad bus tokia gera sergant. Ir savijauta netgi pagerėja sportuojant, aišku, po to atšalsiu, nusipraus, pavalgysiu viską. Tai manau, vėl savijauta grįž prastoka, bet įdomu, kaip rytoj jausiuosi. Tai nežinau, matysiu, rytoj greičiausiai nebefilmuosiu, tai epizodą baigiam šitą. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu kas įdomu, komentaros klauskit. Tai va, hebra, ruošiam jums varžybom. Iki.